Pacientė šiandien sako, bijau, kad mano kupra su metais nedidėtų. Pasižiūrim. Pirmiausiai turime suprasti, kad žmogaus sąnariai yra linkę stingti. Ir būtent kupra turi daug jungčių ir daug sąnarių, kurie dienos metu nuolatos stingsta. Sustingus sąnariams kietėja kupra, spazmuoja raumenis, formuojasi trigeriniai taškai ir diegia tarpumentį. Jeigu sąnariai juda laisvai, raumenys jie turi galimybę normaliai susitraukti ir lengviau pajudinti tuos pačius kaulus. Raumenų jėga abiem atvejais ta pati. Žinoma, reikia stiprinti ir raumenis, tačiau pirmiau reikia atlaisvinti užspaustus sąnarius. Galime naudoti kėdės atlošą. Aš atsilenkiu, pajutau judesį kontakto vietoje, švelniai judu iš šonus, leidžiu viskam išjudėti, ištreškėti. Malonus jausmas. Tuomet pasislenku žemiau, atlieku tą patį. Juosmuo neturi lankstytis ir kompensuoti. Jeigu kėdės neturite ar norite pasiekti kitą lygį, naudokite palangę. Tokiu būdu švelniai atsilenkiat, save kraipot, be skausmo. Rankas galima laikyti ir ant pečių. Dar didesniam efektui galima naudoti volelį. Judėkite tik mažais judesiais. Negalima judinti šitaip. Ir atliekate švelniai, minkštai, galite pakvėpuoti ir palaukite, kol įtampa pati atslūgs.